Tai ką, smulkusis verslininke, nuo 2026 metų sausio 1 dienos didėja PSD įmokos. Dabar kiekvieną mėnesį teko mokėti 72,45 €, čia yra minimali suma, o nuo kitų metų sausio 1 dienos jau už sausio mėnesį teks mokėti 80,48 € kiekvieną mėnesį. Ir dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų padidėjimo per metus tau teks sumokėti daugiau beveik 100 €. Kodėl taip atsitiko? Ogi todėl, kad padidėjo minimali alga. Vietoj buvusio 1038 € nuo sausio 1 dienos minimali alga didėja iki 1153 €. Ir čia dar viena naujiena mažųjų bendrijų nariams, tiems, kurie kaupia stažą, nori kaupti stažą ir nori išsimokėti 02 kodų įmokas, tai sveiki atvykę į didesnį mokesčių krepšelį, didesnę mokestinę naštą, nes jeigu 2025 metais tau reikėjo išsimokėti 2 minimalias algas, tai 2076 €, tai nuo 26 metų sausio 1 dienos už vieną mėnesį teks išsimokėti 2306 €, jeigu nori kaupti stažą pensijai, ligos, motinystės, tėvystės išmokoms gauti. Žinoma, labai laukiam valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo, kur išmokoms 02 kodų būtų taikoma 90 procentų. Reiškia, būtų įmokos sodrai mokamos nuo 90 procentų, tuomet tektų išsimokėti ne 2306 €, bet mažiau. Bet apie tai kol kas nekalbu, nes įstatymo pakeitimas dar nepriimtas, tik padidinta minimali alga. Tai ką, pasiruošėm kitiems metams morališkai, kito pasirinkimo mes nebeturime, o taip ir gyvensim. Tai pelningo verslo.